Viskas, kas turi pradžią, turi pabaigą. Rally Latvija, finišas. Ką tik pravažiavom pro podiumą. Trečios lenktynės su nauju šturmanu ir nauju automobiliu. 2 dienų ralis unikalus tuo, kad 30% buvo asfaltinės dangos. Tai gėda kam pasakyti, bet per 20 metų sportinės karjeros aš niekada nebuvau važiavęs bikernikų trasoje. Tai buvo pirmas kartas, tam tikrą prasme tikrai labai įdomi patirtis. Ralis logistiškai sudėtingas, technikam tikrai labai daug darbo, bet nežiūrint į tai tikrai įdomus ir toks, netipinio formato. Šeštadienį, pirmą ralio dieną, mes su Agne padarėme keletą klaidų, tiksliau viena klaida, kur šiek tiek nesusišnekėjom ir teko išskristi iš trasos. Visa laimė, kad baigėsi viskas tik tai brangių sekundžių praradimu. Kitas nutikimas tai yra nuleista padanga. Labai gaila, nes iš tiesų bikernikų trasoje pravažiuoti visą ratą arba apie 7 km trasos su nuleistų 3 ratais, tai nėra geriausia mintis, iš tiesų tuomet mes ir palaidojom gero rezultato galimybės. Antroje dieną iš esmės viskas vyko tikrai pakankamai neblogai ir štai mes finiše. Mano 4. diena lygos, pasakė, ne jau 2, nes turbūt aš jai perdaviau savo bacilą. Tai tokia unikali patirtis, bet labai džiaugiamės būdami finiše.